Šitaip galima ir numirti. Aha, nes norėtų, bet galima. Nelabai skanus pusryčiai. Šunkot tik kvepuoj. Škrepliai viršta. Vienas prastesnių rytų iš tikrųjų. Šią nugaras dieną, nugara Bicke, tiek man, tiek babiui. Visi sergam, visi nemiegoja, visiems starglys iki kelių, gerklės skauda, babis krunkė per pusę salės. Nei tos motivacijos, nei tos energijos, bet iš disciplinos atėjom į salę ir šiandien bandysim pajudėti. O šiandien iš ChatGPT vakar paprašiau, kad man sudarytų planą, kad pagerinčiau irklavimo rezultatas. Sudarė tokį planą, kad paskui pats atsiprašė. Sakau, kuo tu mane laikai, nes ten, wow, treniruotė. Tuo mano diena ir pasibaigtų. Tai atsiprašė, sudarė biškį žemeškesnį. Tai šiandien, man atrodo, darysiu 5 minutės apšilimo, 4 sprintai po 200 metrų, 5 minutės atvesimai ant to treniruoklio. Pradžiai bus tiek. Vėliau bus įtraukta ir kojų pratimų, ir nugarai, ir ištvermės pratimų. Turim dar 4 dienas pasiruošę šeštadienį. Reikia kažkaip į 1,5 minutės bent jau įtilpti. Nu, tai tęsiam, pradėjai. Vakar. Tai va, tęsiam, pradėjai. Vakar buvo tokia lengvesnė diena. Biškį presą padariau. Puoliau ant irklavimo aparatą. Tai vakar buvo 5 apšilimo minutės ir paskui 2 sesijas po 10 minučių. Nu, mažiau blogai negu buvo su burpiais. Varginantis dalykas. Paskui buvo labai gera tempimus daryti, nes iš tikrųjų nėra taip, kad visas jėgas atiduotum. Išsunkia kaip ir kardijo, bet paskui labai gera atpalaiduoti raumenis. Šiandien savijauta jau geresnė, nors ir naktį dar buvau užsikimšusi nosim, bet visai neblogai mėgau, šiandien rytą atsikėliau. Dabar toksai va, kvepuot galiu gaivu. Buvau labai saldumynų užsinorėjęs. Mandariną pamačiau. Šteka vieno mandarinų suvalgyti ir numušė visų norų. Nustebina irgi. Galvojau, kad čia tik savęs apgaulė. Bet pavyko apgauti, tai kaip ir valia. Buvo pasvarstymų visokių. Jau buvo diskusija, kokio torto norėsim. Dar mėnuo liko, jau dar tik įpusėjom, bet jau svaigom jau. Šokoladinis su karamelė, 2 kilogramai. Babis dadėjo, kad ledų ant viršaus bus baika. Manau, kad viskų reikia suderinti šitos dalykus. O babis šaunuolis šitas dienas, sirgdamas su snargliais visai savo, dar ir pabėgiot vakarai sugebėdavo išeiti. Įdomu, kaip čia mums atsiliep šeštadienio svėrimui. Visi snargliai. Dar tiesa, arbatą su medum dabar gėriau šitas dienas. Dabar tokia paranoja dėl to cukraus jau yra atsiradus. Žiūri, atrodo, ant kiekvieną indelę, kiek tik ką parašyta. Tai vakar googlinau, kad 100 gramų medaus yra 80 gramų cukraus. Bet paskui kažkur radau straipsnį, kad tas cukrus, ne cukrus. Gliukozė, maltozė, taram, param. Kažkaip kitaip įsisavina. Nu gal tie keli šaukšteliai podėlius arbatos nepakiš tiek jau daug kojas. O šiandien va, dabar 5 minutės apšilo. Ir tada bus 2 sesijos po 500 metrų. Ne maks greičio, didesnių tokių. Ir tada vėl įsitempimų pasidaryti. Dariau kojom biškį pratimų, bet nieko. Kažkaip per daug nemaudžia, neskauda. Ko gero rytoj, kai pareis, tai pareis. Sveiki, gyvi kolegas. Turim penktadienį. Pasidariau grudaką. Jeigu jau vakar sakiau, kad jaučiaus geriau, nes jau kaip ir nosis atsikimšo, dar kažką, tai šią naktį vėl nosis susikimšo, šią naktį visas kosulys prasidėjo, tai naktis kupina kokybiško miego. Aha, tai nepulkas tų jėgų, bet šiaip netai pasidarėm treniruotę. Šiandien paskutinė diena prieš rytojaus irklavimo iššūkį. Sumato lengvas tempas, 15 minučių panašiai ant to irklavimo aparato. Tiesiog, kad jaustis užtikrintai ir biškį judesį pašlifuoti, nes truputį sudėtinga man, aš nežinau, aš viską jaučiu, kad darau iš kojų, nes man truputį kiša koja, nes babio judesio amplitudė gerokai platesnė, tai jo rezultatas gerokai geresnis. Vat. O dabar einam pakalbinti babį, kaip jam sekės, jeigu jisai kalbės. Babi sakė, nekalbės. Nu pasakyk, kalti nekalbėsi, prispažyk. Nenori. Muzikas, kuris savo. Klausai, groja. Pienimas. Norėjau, aš tavęs paklaus, kaip tau sekės bėgti. Tu bėgioji šitų savaitę? Bėgiau biškį, kiek čia išbėgau 3 dienas gal buvau užbėgęs, 4, 3. Nežinau, tai porą dienų, po 5 vakar 8. Kaip kūnas patekęs pertraukas reaguoja, pastingis? Jo, šiaip skauda viską. Koja skauda šiandien, nes vakar 8 kilos nubėgau. Ir šiaip viskas, ne tai, kad skauda, bet teks nuvargis gal. Tos laušytas. Bet ateini prasiūkinė, kad šiandien ir normaliai. Laukiu svertis, nelaukiu irklų šitų nesąmoningų. Ir nelaukiu net kitą iššūkį, net jeigu būtų labai lengva, tai šiandien nelaukiu.
man aš ten klaimą būna labai negera. Rytoj vis tiek reiks bandyti pagerinti, o burtininkų klaimą 20 minučių nesaugia. Bet net galvoju ant tiek netrodo, nu tipo, silpna atrodo, net negera. Tai labai nenoriu vėl tą jausmą. Labas rytas, gerbėmieji. Šiandien turėjom rytą su nuotykiu. Iškart atvažiavus į salę pasirodo, mes gyvepliai. Mes praeitą savaitgalį turėjom susimokėti, ir salį nesusimokėjom, salę niekas neįlaidė. Tai vėl važiavom atgal, nes pasirodo negana ta, kad mes nesusimokėjom, tai babis nepasiėmė kartelą su savim, iš galo gavom. Bet babis dabar jau turi kartelį ir mum įlaidė salę ir mes turim svarstyklas, tik tai turim problemų, kad neturim babę. Ar babis apsikakojo? Jau duše laukia. A babis duše gal jau prausėsi? Ne, laukia mūsų susvarstyklėm. Babis laukia, bėgam, pažiūrėsim, ar babis laukia mūsų susvarstyklėm. Babis laukia duše, matai? Ai, certis, Jėzus. Babi, kaip nuotaika? Su rytiniais nuotykiais. Aš nelaukiu ir klaimą, aš apie nieko daugiau negalvoju apie šitą supistą ir klaimą. Tai va tokia man nuotaika. Na gerai, idealiai, ne? Bandam. Įsijungia. Bitskį parodam. Bitskį, būtinai bitskį. Da, galim bitskį. Galim ant svarstyklių bitskį. O. Gali būti. 109,2. 109,2. 2 kilai. Su viršu. 2,2. 2. Vakar bėgau, matai daug. Babis visą savaitę saka, plemba. Aš šiandien jaučiu, man darglys bėga, aš čia sergu, aš nieką nenoriu. Nieką nenukryta, aš jaučiu, bus pliusas, bus pliusas. Dabar jau galima taip nebeskubėti čia mesti, jau po kilogramų. 2 kilus, blemba. Aš nelaukiu šitą momentą, nes babis labai smarkiai pradeda man vytis. Ir reiškia, kad ir man gali tek pradėti bėgioti. Kuo aš norėjau pasilikti pačiai pabaigai. Raumenys, pamiršau raumenys. Ai, nu tai seniukai, žinok, netie blogai ir aš. Jeigu galima užfiksuokit šitą labai gražų epizodą. 113,8. Daibys? Gal svarstykla sulūža? Ar gali būti taip gerai? Arba, kad kalbėjom, kad nieks nekris nesiligoti, tai krenta svoris. Gali būti. Mes visą savaitę sirgam. Mes visą savaitę, nu tokie, kur temperatūros kaip ir nėra, bet jauties toks biški, Ir gali būti, kad organizmui papildomas energijas reikėjo, kad ir mūsų sportas palaikyti ir dar atsistatyti šitaip. Tai nežinau, kiek čia geras dalykas, bet svarstyklė aš džiugina labai, aš dabar atrodo, pažiūrėkit į mane. Veslis Snaipsas. Silvestris Stallone. Jau kažkam nebegėda pasakyti, 9 kilus numečiau, žinai. Ir mes dar tik įpusėjom, nes šiandien yra vasario 1, šiandien persverčiam į 2 pusę, šiandien vakarieniai čia burėkai. Bet aš tai norėjau, kad kilogramas kristų 110. Būtų buvęs babis laimingas, tu? Aš norėjau pamatyti, sakau, jeigu pamatyčiau 14,9, 115, pas mane yra lūžę taškas, aš nesikė esu pasiekęs 115 ir paskui vėl pradedu koldūnus valgyti ir kušindai darysiu, šiandien valgysiu čia burėkus. Ir... Neatrodo, išmokęs pamoką. Jo, ir šiandien, jeigu būtų buvę 14,9, galvojau, kad naiviai tikiuosi, bet 13,8, tai žiauriai gerai, nes aš iki iššūkio galo svajoju 110 pasiekti ir aš dabar dar turiu 4 savaitės ir man nebelika 4 kilų ir aš dar nebėgiojau. Kučia darai, babi? Nu, kad nevažinėtų. Aš taip sugalvojau praeitą kartą, kad reikia prisistumti iš karto, bet dar pridėsiu, kad nevažinėtų. Arba važinės ir bus labai juokinga. Šitą yra viso čia ridinėsis. A Jėzus. Nu, su reklamu, žinok, nežinau, kaip čia bus. Ne, visai nežinau. Aš neturiu nuotaikas visiškai tam. Reikia gal biškį apšilimas kažkas padaryti, Praėjo savaitę. Savaitę kupina nuovargio, prakaito ir snarglių. Snarglių dar dabar yra. Gerklė jau tokia. Nežinau. Šiandien ryte mūsų neįleido į salę užraktas iš pirmo karto. Gal tai buvo ženklas. Išaušo maksimalių išbandymų metas. Babi, kaip tu? Ar pasiruošęs? Pasiruošęs. Štai ne. Nu, aš tai irgi šiaip ne. Aš labai nenoriu tą, žinau, kad vėlti. Jo. 100 metrų liks su pusės būsiu belenkaip. Tokia sunkinė. Kągi, bandom? Simutė paskelb startą? Gerai, pasiruoškit. 1, 2, 3.
Kiek? Man šį kartą buvo blogesnis startas. Gal čia labai skauda. Šitaip galima numirti. Aha, nes norėtų, bet galima. Nelabai skanus pusryčiai. Šunkot tik kvapuoj. Škrepliai viršta, blembas eilės kaupės, pikina. Ir va čia va niekaip nepraeina toksai deginimas. Apsivalymo pratimas. Nebenoriu nei be jokią pratimą trauk nieką. Sakinė, ištrauk gal nenori, bet daryti ją nenori, kad ir koks bebūtų. Atrodo, negaliu giliai įkvėpti. Dega va čia va. Labai negera. Negeras labai jausmas. Praeitų kartų taip nebuvo. Per kad iš ryto, šilimą normalaus aišku nereikia, mes gyvyrai. Tada va taip ir būna, ką gera. 1,5 minutės darėm pratimų ir 15 negalim atsikvėpuoti. Man tai, kad liežuvis skauda, tai jau alkas nemalonas, ble. Kur reiškia, kai liežuvis skauda? Kad miršti gali. Ką nori šiandien taip ir nesbaig šitas mūsų epizodas. Ir treniruotė ir viskas. Nu žinokit, mums dar reikia laiką atsigauti. Nu kažkaip nelabai gera po tokią didelę krūvą. Nesame sportininkai. Ir kai šitaip prisidirbinėjom, ką gera, irgi nėra labai gerai. Buvo linksma ruoštis, bet neįtin linksma. Net nežinau tiksliai koks laikas. Bet nors susimutę sakėm, kad abu pagerinam, bet nėra tiek džiaugsmo. Daug džiaugsmo nors svarstyklių ir visą džiaugsmą sutripia kol kas dabartinė savijauta. Bet jau po truputį gerėja, tai dabar biškiai atsipūsim, prasijudinsim, prasitampysim ir tada eisim traukti iš Uzboną kitą iššūkį. Stengiasi nežiūrėti kiek lika metrų, bet vis tiek užmeti akį ir tada žiūri dupiam. Važiuoju, kad čia lendam 1,5 minutės, tiek ir užtenka, gali eiti namo. Užmečiau akį ir kažkur ten apačia kažkuris skaičius rodė, kad 430 kažkas tai. Ir galvoju, o blemba, kaip gerai lika 7 metrų, reikia pavaryti. Ir tada atrodo dabiškai pasistengiau greičiau daryti ir tada bedarant pažiūrėsiu, kiek čia dalyką žiūriu. Žiūriu, kad aš net ant visai skaičium žiūrėjau. Ir jau tada, kai jau kažkiek pavariau, žiūriu, lyga 130 metrų. Per anksti pradėjau bėgti finišan. Nebuvo gerai. Kokie laikai simuk buvo? Buvo minutė 27, minutė 35. Nepavėjau babę, neįlipau minutę 30. Net seną babę rezultatą nepavėjau. Nu babės kietas. Na, sekundę, nepilnai gali jaučiu pagerinti tikrai. Sėdi kaukas ant uolos krašto. Painam trauktus boną, susgadinam dienų, ir važiuojam iš. Pagulėjom, atsigavom, nuotaika iškart geresnė. Oi. Kuo aš galiu pasakyti? Atėjo metas traukti kitos savaitės iššūkį. Tai dabar mes labiausiai ką nenorim iš tikrųjų, tai yra, kaip jau praeitų savaitę išnekėjom, kad galvojau, šiaip niekada gyvenime negalvojau, kad pasakysiu, kad labiausiai laukiu plenką. Nes dabar viskas, kas tam mus buvo nelygiai, pagalvojom, kad viskas blogai ir viskas tik blogiau. Mes kiekvieną savaitę iki šioliai vis sunkėja tie pratimai, tikrai sunkėja. Ir kiekvieną savaitę vis tikėdavomės, kad gausime kažko lengva. Ir vietoj tą, kad gautumėm kažko lengva, gaunam vis didesnių kančių. Dabar irgi yra viltis, kad bus kažkas gera, bet ta viltis plėsta ir plėsta. Tai ką, gal tada ištraukim? Mano padėjėja dabar makaluoja Uzboną ir groja muziką. Tram pam 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 param pam pam pam. Giros laikymas. Kuris ilgiau išlaikys girą tokiai pozicijai. Šties to mokyti. Aš sakyčiau, kad geras. Nu babi, žiūrėk, pompas nepagausi, bet kaip sakei. Nugarus sustims labai. Taigi nugarus susplėšysi, bet ne pompa, tai vis kažkas geresnė. Gerai, kokį laikys magyrų, sunkių, lengvų? Simutė parašęs 8 kg gyrą. Imsma 8 kg gyrų, abiem rankam imsma už rankenas ir laikysma, kad ras ilgiau. Dabar reikia pasižiūrėti, ar turim 2 gyras, galėtumėmės prieš kito atsistoti. Nugarą tiesi, keičiam. Ne gyrą, o kamuolį laikysim. Sveria šitas dičkukulis maliukas spalvas 8 kg. Ir tada dabar dabiškį dūsterim ir eisime pažiūrėti, kuo mes paliksime nuo savęs kitai savaitai. Babi sako 2 minutės. Atsakysiu už bazarų. Manau, jo. Galim pradinę poziciją, gali būti čia. Ir manau, kad pakeliam vienas priešais kitų. Negalim tokių daryti. Taip pastengiamės tiesią nugarą ir nežinau, kiek ten jau tas rankas pasvirs. Ir, taip, aš jaučiu, kai jau pradės virti, jau taip nebenulaikys irgi, žinai. Nu, daugiau mažiau stengiamės, kad tipo būtų čia vat statmenai, ne? Čia tokia 1, 2, 3. Kas labiausiai jaučia? Pečiai turbūt. Pečiai. 30 sekundžių. 2 minutės, babi? Aha. Na, jeigu taip, tai... Tada aš esu laikęs.
Atsilaikys galiūnų šventį 10 blynų, 2 išlaikiau. Irgi sakau, 2 išlaikysiu, nusako, pažiūrėsim. Gavau batanėlių. Lemba. Norėjau 1,5. Bet jau pradėjo nebeklausyti, tiesiog pečiai svirt žemyn. Svylink. Visas nedrebo, ne pečiai. Bet jeigu gerai įsižiūrėtumėt, pilvas rytin irgi dreba. Buvo malonu, dėkoju. Bėga, uždegina. Ai, čia mes dabar fleksinam prieš kamerėtį, ką darėm? Nu, ku. Baigta treniruotė, ne? Turbūt. Treniruotė baigta. Taip, mano minutė 28, Babė 2 minutės 2 sekundės. Turėsime savaitę laiką pasiruošti pagerinti šitų dalykų. Babės turi daryti minimum 15 minučių, aš 7. Nu, kokie įspūdžiai. Palaikymą. Šitaip reikia geriau daryti. O šitaip. Būtumėm 15 sekundžių ir viskas aišku visiems. 1,5 kilogramą pasunkėtavo per treniruotį. Ir vėl atgali. Bet Veslys naipsis. Apsiseila jis visų maikį. Tai ką, jokių čia ekskiuzų nebus, buvo labai sunku, už tai šitas epizodas. Epizodo nuotaika labai gerai atspindi mūsų nuotaiką šiandien. Buvo labai sunku, buvo lūžis tiek fiziškai, tiek emociškai po irklavimo. Dabar džiaugiamės, kad baigėsi, lauksim kitos savaitės, būkim stiprus, palaikykim vieni kitus ir tam sėkiai. Gerai, Babė? Labai gerai.